Sveiki visi, čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris HO636 ir šiandien videkas nuo sofos. Kodėl? Papasakosiu trumpai. Tik pradžiai noriu priminti, kad giveaways šiuo metu, kai žiūrit video, tai giveaways Suzas galimai jau surinktas arba šiuo metu renkamas paskutinės detalės, tai jau labai greitai bus atiduotas mocas. Kažkam vienam iš jūsų, kuris subscribinat mane Contribui, tai nuoroda bus čia kažkur. Paliksiu, jeigu dar norit kažkas įsimesti visą šitą konkursą. Tai vienas iš jūsų gaus litrinį, K1 Suza, pilnai perdažytas, surinkta ir yra video, kaip buvo prasuktas ant stendo. Pamatėm, kad jis labai gyvas mocas. Žodžiu, geras daiktas ir greitai bus vienu iš jūsų jis. Moto yra vis dar nuolaidos kodas HO636, kuris suteikia 10% nuolaidą ir tas kodas galios iki Liepos. Iki Liepos galios. Tai jeigu kam reikia kažkokių moco dalių, aprangos, pirštinių, ten kombinzonų ar kažkas tokio, tai galit pirkti moto ir panaudoti mano kodą HO636. Videkas nuo sofos, nes įvyko čia savaitgalį incidentų su mano mėgstamiausiais ir esmė tokia, kad visą laiką, kol visas šitas mano turinys, viešinimas, viso šito chaoso mieste, gatvėse ir visur kitur, kol jis lietė tik mane, tai man viskas tvarkoj, all good. Aš darau savo problemas ir aš sprendžiu pats savo, bet šiuo atveju buvo paliesti mano draugai, tai kodėl tiesiog buvo paėmę mano vieną iš daiktų ir gavosi taip, kad prie jų prisikabino stipriai ir, žodžiu, dabar ten niuansai eis toliau į tyrimus. Nenoriu plėstis čia, bet tiesiog noriu pasakyti, kodėl nuo sofos ir kas keičiasi mano turinį. Tai kadangi visas mano tas turinys jau liečia ne vien mane, bet ir mano draugus, tai nes prie jų tiesiog piktybiškai kabinasi, tai aš nusprendžiau, kad gana, nebeviešinsiu visą šitą. Ta prasme, tai, kas vyksta gatvėse, kur važiuoju, kaip važiuoju, lieka man, o gal aš iš vis nebevažiuosiu, lieka tik man ir daugiau visų tų videkų, kurie yra užhaidinti, greičiausiai jų net haidinsiu ir naujų tikrai nebus, nes neverta darytis problemos dėl kelių viewsų. Sekantį sezoną, kai pradėsiu, tai pirmiausia išsiparduodu visus turimus mocus. Tai tam tikrų žmonių paprašiau, kad parduotų man mocus, kad nereiktų man savęs viešinti. Tai mocai bus parduoti, nusipirksiu kitus mocus ir važiuosiu kaip nežinomas raideris, kad nebebūčiau atpažįstamas gatvėse ir tų, kurie labai nori su manim susipažinti. Tai žinot, apie ką aš. Ką sekančiui sezonui planuoju, ar bus video, ar nebus video, nežinau. Nežinau, ar kelsiu ką nors. Gal kelsiu iš trasų, nes aš vis dar lieku važiuoti žiedą, dabar atsirado dar tas nauja šaka pas mane, MX trasas man labai patiko, tai aš noriu vasaros metu ten irgi važiuoti, tai manau ir MX trasose važiuosiu žinoma ir žiedą, o faktas, visas šitas kanalas prasidėjo nuo stanto, nuo 636 kavos, tai būtinai liks ir Kawasakis, treniruotės, aikšteliai, stando treniruotės.
Tai nežinau, gal padarysiu kokių video stop į Vilį ar kažką, jeigu bus nuotaikos, bet kaip ir sakiau, iš gatvės videkų nebebus. Aišku, Vilniui kartais ir į kitus miestus palėksiu, tai pasimatysim gyvai, kas pažįsta, paspausim letinas, o taip, tai su videkais gana. Tai kaip ir sakiau, iš mocų pasaulio niekur nedingstu, tiek, kad dingsta tas edžių turinys iš kanalo. Tai turbūt paskutinis mano atsveikinimas kaip Chaos 636 ir susimatysim gal kažkada kažkuriam video, kur bus tiesiog iš trasos. Tiek. Pasimatysim gatvėj.